Sveiki visi. Esu Irmida Petrulė ir šiandieną mes kalbėsime tokią temą – moteris dovana. Labai plati tema, bandysiu glaušiau, trumpiau apie tai pakalbėti. Taigi, dovana. Mes, moteris, esame dovana pasauliui, esame dovana savo, esame dovana vyrams, esame dovana vaikams. Taip pat esame dovana visai savo aplinkai, savo namams. Ir kaip būti tą moterim, tą laimingą moterim, iš vidaus, iš giliai, iš širdies, absoliučiai patenkinta visko savo gyvenimu, oru, koks dabar yra, daiktais, kuriuos turime, priimti viską, kas yra šalia. Čia labai plati tema, nes turbūt nuo pat vaikystės mes visi norime būti laimingi, visi norime džiaugtis, kad mus lydėtų sėkmė, laimė. Taip daugelis žmonių netgi ir visą laiką linki laimės, džiaugsmo, sėkmės, bet kas visa tai yra? Tai labai daug yra ir nebūtinai laimė gali būti tik pozityviuose dalykuose. Dažniausia atrandi viską, kas įvyksta, kaip tuo metu atrodo nelaimė. Arba kažkokia tokia situacija, kuri tau yra nelabai priimtina. Arba jautiesi labai pavargęs ir piktas ir jei išgyveni su viso to, priemi viską taip, kaip yra, atrandi kažką, matai, supranti. Kaip tapti laimingu, žinote, labai daug įvairiausios informacijos, knygų, straipsnių. Dabar yra tiek daug informacijos, pilnas internetas, mes galime visur visko surasti, bet ką klausai, sakykime, pranešėjas kažkoks sako pranešimą ir klausai pranešimą. Bet klausant, tai, sakykime, vieno žmogaus pranešimą. Galima klausyti ir galvoti, Jėzu, man tai čia visai netinka, tai čia visai man nepriimtina. Ir išgirsti kelis dalykus, kurie tau yra galbūt teigiami, bet tai tarp kitko, čia net nekreipti galima dėmesio ir iš viso to, paskui padiskutavus su draugais, ar tau patiko, nelabai patiko man ten, tas ir tas nepatiko, bet kažkur giliai mintyje užsifiksavo galbūt vienas žodis, galbūt vienas sakinys, kuris tau labai priimtinas buvo, tiko ir galbūt tu susimąstei. Tai pirmiausia, ką aš pakeičiau ir savyje ir noriu jums perduoti, kad iš bet kokios situacijos, kuri vyksta mūsų gyvenime, stenkimės žvelgti vien tik gerus dalykus. Tai yra labai sunku, taip atrodo, kad čia labai paprasta, bet aš kaip per pavyzdį pasakysiu, jeigu apie šeimyninius santykius su vyru gyveni, ir įvyksta kažkoks, kažkoks toksai nelabai susišnekėjimas ir iškart žmogus jaučia tokį
kažkokios neigiamybės ir toj pradedi iškart galvoti, koks jis ten blogas toks, koks jis ten anoks, kaip jis čia taip elgėsi, kaip jis čia man taip galėjo pasakyti. O iš tiesų paimti ir iš visos šitos situacijos iškart prisiminti, kas pas jį yra gero. Galbūt vieną atrasi dalyką, nes kada ta apėmus tokia neigiama emocija yra labai sunku ką nors pagalvoti teigiamo apie tą žmogų, nes jeigu dar ką nors jis tau negražiai pasakė, užgavo kaip nors širdį, galbūt jam taip nepasirodė, kad jisai užgavo širdį, tai bandyti pagalvoti, ką jisai turi neigiamo, o ne toliau vystyti tos blogus dalykus, kaupti, nes jie tiesiog nieko gero neduoda. Ir kada tu pradedi matyti gyvenime įvairiose situacijose gerus dalykus, keičiasi visas pasaulis, visas gyvenimas aplinkui keičiasi. Kaip sakoma, ką trauksi, tą pritrauksi. Tai jei čia apie optimistą ir pesimistą, tai aš visą gyvenimą buvau optimistė. Ir visuomet įžvelgdavau tik gerus dalykus. Ir kokia man bebūtų buvus gyvenime situacija, tai aš žvelgiau kaip į naują galimybę. Ir nemėgdavau verkti ant kažko peties ir liūdėti. Aš taip, paverkti yra sveika, jeigu tu nori išsiverkti, to ir reikia, bet visada stengdavausi išvelgti, ką aš galiu pakeisti, kad būtų kitaip. Ką galiu padaryti, kad pasikeistų kažkas, situacija, gyvenimas. Ką turėčiau pagalvoti, ką turėčiau daryti. Nes, žinot, gyvenime, jeigu tu atsitikus kažkokiam tokiam įvykiui, kur tau yra nepriimtinas, tu pradėsi dar labiau gilintis į dar labiau sakyti neigiamus dalykus, tiesiog nerti gilin, kaip aš sakau, ir tas blogai, ir anas blogai, ir dar oras paskui blogas, ir išvis viskas blogai, tai taip ir nunersi, ir taip tiesiog nežinau, kur gali nueiti. Bet jei tu turėsi minty, kad tu pamatyk tą saulę, pamatyk tą gėrį, jis tikrai yra, tik kaip mes žiūrėsim. O kad norime būti laimingi, tai tikrai visi, bet aplinkui pasirodo galbūt čia netgi mada padėjoti, kaip man kažkas blogai, ar kaip kažkas nesiseka, arba kaip pavargau, kokia nelaimingi, ar kokia bėda, kažkokia tokia, nežinau, bet tarp daugelių žmonių vos ne mada taip pasikalbėti. Tai, kaip sakoma, aišku, nieko tu pasaulio nepakeisi. Ir norint pakeisti kažką, pradėk nuo savęs. Tai jei mes patys pradėsime žvelgti į dangų ir matyti bent spindulėlį šviesos, saulės, meilės, mūsų požiūris po truputėlį keisis mūsų gyvenimas po truputėlį, mūsų mintis. Žinot, turėjau visą gyvenimą svajonę nuo mažų dienų. Tikriausia, kiekviena mergaitė to trokšta. Turėti šalia savęs tą tikrą vyrą, draugą. Tokį žmogų, kuris tiesiog galėtum būti prieš jį visiškai toks, koks esi, absoliučiai nuogas. Aš nekalbu apie rūbus čia, aš kalbu gilesnius dalykus, ir kur gali būti absoliučiai atviras, nebijoti kažko, kad jis tave gaus, užduos, nes čia bijosi ar nebijosi. Čia nieks nuo to nepasikeičia, jeigu
jau taip turi atsitikti, taip ir atsitinka ir tu čia neapsaugosi, gali saugoti, kiek tu nori. Bet kada tu esi pats savim patenkintas, laimingas, tai šalia norisi būti žmonėm šalia tavęs ir ypatingai vyrui, kada tau viskas yra gerai ir tu laiminga ir turi ką veikti, užsiemi savim, rūpinės namais, tu švyti, tavo akys žiba. Tai norisi vyrui būti šalia. Norisi žmonėm bendrauti, nes tu skleidi gėrį, meilę. Kada tu gali skleisti gėrį ir meilę, kada viduje gyveni harmoningai. Aš to trošku visą savo gyvenimą, bet mano didžiausia svajonė, kaip sakau, turėti buvo draugą, vyrą šalia. Ir žinot, aš visom tom moterim noriu pasakyti, kurios yra galbūt vienos dar, o galbūt turi kaip ir draugą, kaip ir nedraugą ir nežino, kaip čia bus, nes nelabai galbūt ir jaučiu kažką, gal nesu užtikrinta, čia jis mano vyras ar ne mano vyras. Tai žinot, aš tikrai pasakysiu, kad mes moteris turime tą galią, turime tą galią jausti širdimi. Ar šis vyras yra mūsų? Jeigu taip giliai pasvarstytumėm, taip giliai pagalvotumėm, nuoširdžiai. Bet mes dažniausiai bėgam. Turbūt čia jisai šitas, nes mes bijom kažką keisti, mes bijom, kad nebūtų blogiau. O pasakysiu, blogiau niekada nebus. Pirmiausia, dar būna ir gaila labai žmogaus palikti, nes jis taip myli, taip tavim rūpinasi, o tau tiesiog gaila ir tu iš gailesčio būni. Kiek ilgai dėl to? Koks tikslas? Apskritai turime savo užduoti klausimą, dėl ko mes gyvename, koks mūsų tikslas gyvenime. Ką mes norime, kaip mes norime nugyventi savo gyvenimą, ko mes norime iš gyvenimo, kaip mes norime jaustis, kaip mes norime gyventi savo gyvenimą. Ir jeigu mes norime būti laimingi, tai turime klausyti savo širdies. Ir žinote, aš savo vyrą sutikau 27 metų. Aš jį pamačiau ir mano širdis iškart suprato, kad tai jis. Iškart suprato. Mūsų tik akys susitiko ir iškart supratom, kad mes skirti vienas kitam. Ir šiai dienai 8 metus gyvename kartu. Ir galiu pasakyti, su kiekviena diena, su kiekviena minute aš jaučiuosi vis laimingesnė. Ir esu labai dėkinga Dievui už šią galimybę, už šią dovaną, kad aš šalia savęs turiu žmogų, kuriuo galiu absoliučiai pasitikėti ir būti šalia, mylėti jį, turiu galimybę iš jo mokytis. Ir žinokit, nenuleiskit rankų. Jis tikrai yra ir gyvenime aš jį tik todėl suradau, kad aš nebijojau keisti. Nors man keisti, ne žmonės keisti, bet keisti apskritai visą situaciją gyvenime, požiūrį savo ir eiti link to tikslo, apie kurį aš svajojau. Nes, žinot, iki 27 metų man teko bendrauti ne su vienu žmogum, turėti santykius ir man vis atrodavo, kažkas ne taip, kažkaip ne iki galo, aš noriu vieno, jisai nori kažko visai kitko, kažkoks ne iki galo tas jausmas ir nėra taip, kaip aš įsivaizdavau ir kaip turėtų būti. To nėra.
Ir aplinkui žmonės sakydavo, visur tas pats, visą laiką tas pats, tu ar vieną turėsi žmogų šalia ar kitą, visą laiką bus tas pats, nes, nu tai Dieve, meilė, atsiranda meilė, paskui jinai dingsta, reikia gyventi tą paprastą gyvenimą ir niekam čia taip nebūna. Ir patikėkit, būna. Ir dar kaip būna. Ir aš linkiu tikėti savo svajonę, tikėti savim ir jausti, kad tikrai siekti tos svajonės ir to tikslo. Žinot, kaip čia sakoma, yra daug lošia, daug žmonių gilinasi į tam tikras praktikas daro, sakykime, nori tapti turtingais ir ten eina į visokias paskaitas, seminarus. Ir jiems labai daug duoda, įvairiausių užduočių duoda. Bet tas užduotis daro tik 1% žmonių, iš kurių jie ir tampa sėkmingi. Taip kad lygiai tas pats ir su ta svajonė turėti tą savo vyrą. Žinot, aš taip mėgstu labai, kad aš jeigu paklausau ir man yra tam tikri dalykai priimtini, aš iškart juos išbandau. Ir iškart bandau, nes aš žinau, kad jeigu aš stovėsiu, lauksiu, galvosiu, daug mąstysiu labai, aš galiu pražiopsoti, nes mums tik vieną kartą tokia proga pasitaiko, kitą kartą nebus, kitą kartą bus kitokia proga visiškai. Mums niekada nieks nesikartoja minutės, nesikartoja akimirkos, niekada nesikartoja, tad linkiu tikrai nepražiopsoti savo akimirkos. Linkiu pastebėti merginoms, įsiklausyti save. Žinoma, labai svarbu, jeigu tu nori to savo draugo, nori sutikti šalia save žmogų, čia ilga labai tema, bet tiesiog tu turi būti viduje laisvas. Tavo širdis turi būti laisva. Turi būti kur tą antrą pusę priimti. Turi būti jam vietos, nes jeigu tu vis dar susitikinėji su savo draugu, vis dar galvoji, ar su keliais draugais, ar žvilgčiuosi, ar iš kažkieno ten gėles priemi, ten dar kažką, tai nueini kažkur, tai jam tiesiog kitam žmogui, tam tikram, kuris galbūt vaikšto aplink tave ir nėra vietos. Tai iš tiesų reikėtų atlaisvinti tą vietą, pabūti su savim, skirti savo laiko. Ir kas labai svarbu yra, čia ne tik apie vyrą, bet ir apskritai apie visą gyvenimą. Nieko nereikia laukti. Mes, žinot, tik gimstam ir taip tokie mes žmonės. Ir laukiam, kada mes greičiau užaugsim. Mes augam vaikai ir norim iškart būti dideli tokie kaip tėvai. Tada lankom darželį ir mes norim greit labai į mokyklą, nes ten jau kietai. Tuomet mes norim jau prieš paskutinėse klasėse, 10-11, aš turiu dukrą tokią 11, tai žinau, kaip viskas vyksta ir labai matau. Tiesiog norisi kuo greičiau baigti mokyklą. Mes visą laiką vis kažko norim, vis bėgam. Ir mes viską praleidžiam, visas akimirkas. Mums tiesiog nepavyksta gyventi čia ir dabar. Ir mėgautis čia ir dabar. Taip, kaip yra dabar. Jeigu dabar yra vasara, mes laukiam rudens, nes jau čia per karšta, arba mums čia per šalta. Arba jeigu yra žiema, o Jėzu, kaip atsibodo tie šalčiai, mes laukiam vasaros. Taip mes gyvenam kažkokiam laukime. Visą laiką kažko laukiam laukime. Ir mes negyvenam, vadinasi, mes negyvenam. Nes kaip mes galime gyventi, jeigu mes visą laiką kažko laukiam, kažko bijom, kažko tikimės, visą laiką iš gyvenimo kažko reikalaujam. Tai išmokt nurimt, išmokt primt, gyventi šią minutę, šią būseną, primt ją visokią, kokia jinai yra. Nes viena diena yra vienokia, kita diena yra kitokia. Ir tai normalu. Nes tai yra gyvenimas ir išmokti visą tai priimti, susigyventi su to.
Taip, tai yra labai didelė užduotis ir man asmeniškai viso gyvenimo, mano praktika čia yra viso gyvenimo. Aš visą gyvenimą vis ėjau ir vis žinojau, kad tas yra kažkoks kitas gyvenimas. Nu, nenoriu aš taip gyventi, kaip man sako, kad nieko nebus, tu čia turėsi eiti darbą nuo 8 iki 5, tu turėsi tai, už ką tu valgysi ir įvairiausių tokių standartinių dalykų. Tiesiog nenorėjau, visą gyvenimą nenorėjau, žinojau, kažkur kažkas yra daugiau. Ir žinot, šiai dienai aš nežinau, aš gyvenu tokioj palaimoj ir džiaugsme, ir laimėje, bet dar iki galo, ir to galo aš suprantu, kad jo iš vis nėra. Ir man draugė sako, žinai, man įdomu, kai baigsi čia viskas, o jis niekaip nesibaigs, nes kur mes bėgam? Mes bėgam, skubam. Kur tas galas? Žmogaus galas yra mirtis. Į ten mes visi lekiam, skubam, bėgam. Tai gal sustokim? Koks mūsų tikslas? Gyvenime. Paklauskim savęs. Ko mes norime iš gyvenimo? Ką mes norime nuveikti gyvenime? Kaip mes norime gyventi? Daugelis pasakysit, oi, čia neįmanoma, tai aš noriu, bet tai čia neįmanoma. Tokie, tai man reikia. Žodžio reikia nėra. Žodžio reikia nėra. Tiesų nėra. Mes jas patys susikuriam. Mes patys savo nieko neleidžiam. Neleidžiam būti laimingais. Nes norint būti laimingu, reikia išdrįsti būti savimi. Išdrįsti būti savimi labai didelis iššūkis, patikėkit, daug visko patyriau ir aš, nes viduje tu nuo mažų dienų tu žinai, kas tau patinka. Iš tiesų giliai širdį tu jauti, bet tu neleidi, nes visuomenės suformuotas yra burbulas, kad tu turi gyventi taip ir ne kitaip. Jeigu tu tik išeini iš to burbulo, truputėlį atrodo, kad tavo kitoks, tave iškart gali visi pasmerkti. Ir kaip tu sureaguosi. Tai čia žinot, viskas, kas išeina iš komforto zonos, yra labai nepatogu. Bet žinot, išeiti iš tos komforto zonos yra labai sudėtinga. Bet pasakysiu, tik tada prasideda gyvenimas. Tik tada atsiveria tikras gyvenimas. Visą laiką kažko bijom, kad kas ką pagalvos, kaip mus čia nuteis. Dar kažkokių baimių mes pilni esam žmonės, bet iš tikrųjų aš asmeniškai visą gyvenimą norėjau iš tos komforto zonos išeiti ir tiesiog pavykdavo. Ir todėl aš šiandien esu čia ir noriu dalintis, nes tik išėjus iš komforto zonos tau atsiveria langas, atsiveria gyvenimas, naujos galimybės ir viskas tik gerėja. Taigi, ta moteris stebuklas, tai čia iš tiesų moteris dovana, nuo ko ir pradėjom, tai čia yra labai labai plati tema ir aš norėsiu pakalbėti ir apie meilę savo. Kaip atrasti tą meilę savo, tai ne egoistinė ta meilė savo, kaip daug kas galvoja, o dabar jau kai pradėsiu save mylėti, tai bus jums visiems. O iš tiesų, kada tu tampi laimingas, pradedi mylėti save, aplinkui žmonės džiaugiasi, nes tu mylėdamas nereiškia, kad nieko neduodi kitiems, tu tiek daug duodi kitiems, duodi šviesos, energijos, meilės. Nežinau, vaikai keičiasi, gyvenimas keičiasi, vyras laimingas. Ir čia ne apie tą meilę, kur aš egoistė, čia ne apie tą. Tai žodžiu, tikrai labai daug norėsiu papasakoti apie tą moterį dovaną, nes
iš tiesų namai tai mūsų moteris šventovė, kuriuose gyvena visa šeima ir kuriuose gauna ramybę vyras, jam labiausiai reikia iš tiesų. Apie moterį dovaną, kaip bendrauti, gyventi, džiaugtis, skleisti laimę, meilę. Iš tiesų pateiksiu daug kitose rubrikose praktikų įvairiausių, kaip nurimti, kaip atsipalaiduoti, kaip priartėti labiau prie savęs, kad būtum nors truputėlį laimingesnė. Ir iš viso šito mūsų pokalbio, ką šiandieną aš jums pasakojau, tikiuosi kažką išgirdote, galbūt atradote artimą savo širdžiai jūsų, galbūt kažką pagalvosite, nes skirti laiką savo mes ko labiausiai nesugebam atrasti, tai laiko savo. Nes mes visur turim daug darbų, labai mes daug skubam, visur lekiam, viską darom ir apie save mažiausiai mes pagalvojam. O kai tu nesi laimingas, kas aplinkui tave gali būti laimingas? Niekas. Tai pradėkim nuo savęs. Iš tiesų kviečiu visus į meditaciją, terapiją, atsipalaidavimą, kur tikrai bus laikas tik tai sau, kiekvienam iš jūsų, maudynės gonge. Jos vyks pirmadienį, Liepos 24 dieną, 19 valandą, truks apie valandą. Ir ten bus kelionė į save. Kviečiu visus per garsą atsipalaiduoti, pabūti, pajusti, atrasti, suprasti. Ir kviečiu į susitikimą. Taigi labai dėkoju, kas klausėtės. Tikiuosi, kiekvienas išgirdote tą, ką galbūt norėjote išgirsti. Galbūt tikėjotės išgirsti. Dalinuosi su jumis iš širdies. Nes gyvendama absoliučioje laimėje noriu pasidalinti. Galbūt kažkas galėsit bent kruopelytę pritaikyti savo gyvenime, o galbūt užteks tik susimąstyti. Tai didelis džiaugsmas, tai didelė dovana. Dovana būti tokioj būsenoj, harmonijai su savimi. Kada matai gerus dalykus. Mes visi tą galime, visi galime būti laimingi. Tik mums reikia labai to norėti. Taigi dėkoju jums dar kartą, kad klausėtės. Linkiu jums gražios dienos. Ir iki pasimatymo kitose laidose. Tiesa, klauskite, jei turite tam tikrų klausimų, galbūt norų tam tikrą temą pakalbėti. O galbūt kai kurie žmonės nori kažkokio sprendimo būtent dabartinėje situacijoje gyvenimo ir
kažkokio patarimo, o galbūt išklausimo, tai galite kreiptis. Mano kontaktai yra Facebook'e, vadinuosi Irmita Petrulė. Galėsiu padėti jums.